Labas, aš esu Katerina, o čia yra mano vyras Erikas ir šiandien mes jums nufilmuosime trumpą video apie tai, ką pasiimsime į gimdymo namus. Tai būtų naujagimio krepšelis, gimdyvės krepšelis ir tėčio būsimo krepšelis. Man tai mažai ko reikia, šlepetės ir, taip sakant, keletą rūbų. Taip. Čia jums svarbiausia surinkti gerą krepšelį. Tai va šiandien mes parodysime jums, ką mes įsigijome ir ko maždaug tiek daiktų reikia, mes manome. Mes pirmą kartą tapsime tėvais, tai nežinau, ar įdėsime per daug daiktų, ar per mažai. Manau, įdėti šiek tiek daugiau tam, kad turėt kažko, tai nei ten, nežinau, turėti stresą kažkokį, tai ir važiuoti ieškoti kažko. Nes pas mus dabar 35 savaitė. Jo, jau nebedaug liko, tai jau reikia pasiruošti. Jo, 2 savaitės, taip sakant, iki pilno išnešutukų, taip sakant, ne, kaip čia, 37 savaitė jau galima sakyti. Jau yra išnešiotas vaisius. Tai jau, taip sakant, mes jau bet kada galima pagimdyti. Jo, mes galime. Tai mums liko net tiek ir daug laiko, kelias savaitės, kad pasiruošti. Ne, bet aišku, geriausia, kad iki termino savo būtų mažutis mūsų ir jo. Tai... Bet vis tiek, aš manau, nepasilikti paskutiniai dienai, kad turėt šiek tiek be šansų, jo. Laiko rezervą. Tai aš sąrašą planavau labai kruopščiai, nes galvojau, ko reikia, ko nereikia, nes sąrašų yra iš tiesų labai daug, tačiau vis tiek kiekvienas turi pasirinkti, ko reikia būtent jam, nes ten būna surašyta pilna nereikalingų daiktų, kaip pavyzdžiui, nežinau, ten mišinukai ir taip toliau, bet jeigu aš, pavyzdžiui, planuoju maitinti pati ir žindyti pati savo kūdikį, jeigu viskas bus gerai, tai man to mišinuko visai neprireiks. Tai kam pasiimti ir pripirkti daiktų, kurie gali būti nereikalingi. Kaip pavyzdžiui, tokie daiktai čia yra vis tiek, aš manau, iš tų, kur ligoninėje. Ne, aš apie mišinuką turiu omenyje, kur jeigu kažkas bus blogai, mes buvom Antakalnio gimdymo namuose ekskursijoje, taip sakant, atvirų durų dienoje ir aš paklausiau būtent apie žindymą, jeigu nepasiseks, ar jie duos mišinuką kažkokį, ar padės, ar ką, tai sakė, kad taip, jeigu kažkas nepasiseks, ten mišinukas bus, svarbu turėti savo buteliuką vieną, tai mes jį ir parodysime ir tikrai yra pilna tokių daiktų, kurie galbūt kažkam reikalingi, kažkam nereikalingi. Tai aš jums parodysiu sąrašą, kurį aš sudariau, kuris tinka mums. Jo, kiekvienas gali pagal save rinkti taip pat. Kažką prisidėti, kažko, nežinau, nedėti. Čia nėra taip, kad va čia taip reikia ir kiekvienas turi taip daryti. Ne, kiekviena mama turi daryti pagal save. Jo, čia taip pat kaip ir mes Katarinos Instagrame darė apklausą, atsimenu. Iš ten irgi, taip sakant, buvo gerų ir, taip sakant, ir naudingų, ir nenaudingų dalykų. Galbūt kurie pasiteisino kažkam kitam, tačiau mums jie, gali nepasiteisinti. O kuris mums pasiteisins, gal kažkam nepasiteisins. Todėl čia yra toks video ir mums, ir jums, kad būtų lengviau. Tai va. Ir tiesiog, kaip ir noriu paminėti, čia yra mūsų pirmas nėštumas, bus pirmas gimdymas. Galbūt mes pagimdysim, ruošiamės antram, žiūrėsim šitą video ir sakysim, Dieve mano. Tas nereikalinga, vienai. Tos giesmės keletą rūbelių ir viskas. Tai aš sudarinėjau sąrašą iš kelių šaltinių. Tai pirmas būtų štai toks nėštumo kalendorius. Aš jį gavau Antakalnio motinystės centre, kur pradėjau lankytis. Ir čia pabaigoje irgi yra ir kūdikio kraitelis, ir gimdyvės krepšelis. Tai aš jį atsižvelgiau, kas ten yra. Ir tada nusprendžiau, Vilniuje yra labai gera fizinė parduotuvė, kuri vadinasi 9 mėnesiai. Ten yra iš tiesų viskas, ir drabužiai neščiosioms, ir viskas, ko reikia į gimdymo namus mamai, vaikui, ir vėliau visa priežiūra po gimdymo tiek vaikui, tiek mamai. Visas prekes galima rasti vienoje vietoje, kas yra labai patogu, todėl kad nereikia važinėti per 10 parduotuvių, kaip mes iš karto važinėjom ten vienus dalykus, tada kitus dalykus, tu vaistiniai kažkokius į gimdyklą, ten žiūri savo, taip sakant, priežiūrą savo po gimdymo ir taip toliau. O čia viskas yra vienoje vietoje ir labai konsultantės yra geros, labai patarė, ko reikia, ko nereikia galbūt, irgi, kad nepripirkti per daug. Kineziterapeutas viską ten renka, po to su daktarais renka visas tas prekes, tai labai patiko, tai va, Katarinai patarė kažviena iš sekėjų tą parduotuvę, mes nuvažiavom, žiauriai patiko, visko, ko reikia realiai, ten būtent va, tokiam dalykui. Iš tiesų, pavadinimas labai geras, 9 mėnesiai ir dar po 9 mėnesių, kas vyksta, viskas yra iš tiesų. Ką, pradėkim tada? Taip, tu sėdėk, aš to atnešiu, viską gerai? Gerai. Duodu tau vieną maišą. Gerai. Ir va tiek mes turim maišų. Štai tiek mes viską išsirinkome. Dabar dar štai čia yra tokia tašė. Tai bandysime viską parodyti jums, papasakoti, kodėl mes pasirinkom ir kodėl mums to reikia. Mes planuojam kartu gimdyti.
kad jai nesilankstyti ir neieškoti, kad aš žinočiau iš karto iš pusę žodžių, ką jai reikia duoti. Jo, ir kur kas guli, taip sakant, prie ko. Taip, tai va, tai dabar dedam viską į šoną kol kas. Tai pradžioje svarbiausia yra pasiimti į gimdymo namus dokumentus. Tai neščiosios knygelė, kur yra surašyta visa nėštumo informacija, kas vyko, kaip vyko, kokie tyrimai buvo daryti. Svarbu jos nepamiršti, kad gydytojai ir akušerės būtų informuoti, kokia buvo jūsų visa nėštumo istorija, kaip kas vyko ir kad būtų įspėti, jeigu yra kažkokie. Tai jeigu kažkas buvo komplikacijos ar dar kažką, ne? Jo, jeigu buvo kažkas blogai arba gerai. Tai vyras atveš tada. O šitam nėra sveikatai? Galbūt kažkas ir yra. Okay. Bet dažniausiai turi būti viskas vienoje vietoje čia. Okay. Čia yra svarbiausias. Na ir savo asmens dokumentą dar turėti. Ir vyras su savim pasiimti. Ir vyras su savim. Tu nori pasibučiuoti? Ne. Okay. Pradėkime iš karto nuo mamos krepšelio. Aš pasiėmiau štai tokį krepšelį. Iš karto, kai važiavau į 9 mėnesius, norėjau pasiimti tą didelę mommy bag. Bet iš tiesų man ten labai gerai patarė ir paklausė, ar aš turiu kažkokių kitų krepšių namie. Ir taip, didelius krepšius aš turiu ir man dar vieno didelio nereikia. Šitas bus daug patogesnis. Čia yra ir kišenėlė štai čia, o tose didelėse tašėse nėra. Ir jinai yra labai patogi, galima ir vėliau ant vežimėlio, pavyzdžiui, pasikabinti, mes jau bandėm, mums labai tinka ir viskas labai patogu yra, arba po vežimėlių pasidėti. Jis yra toks lengvas, viskas, ko reikia, galima įsidėti, tam pavyzdžiui, nežinau, eini su vaiku pasivaišyti, gali sauskelnių įsidėti, kažkokių drėgnų servetėlių, ten, nežinau, buteliukas, jeigu reikia, pasiemi viską, susidedi į vieną vietą ir keliauji. O tas grandiozinės didelius mommy bag krepšius, tai pasiimsi, na ir ką, tu tampysi ant peties juos, nes prie vežimėlio... Irgi savo? Ne, aš kalbu iš savo pusės. Okay. Kad pavyzdžiui... Aš dabar atstovausiu žiūrovus šitas, kaip tai pasakyti, aš atstovausiu žiūrovus dabar, kad... Jeigu kyla kažkokių klausimų. Kad tau netai būtų lengva čia. Galbūt jinai nėra ten viena iš gražiausių, bet aš manau, kad labai yra praktiška. O čia dar atidarius galima rasti štai tokią mažytę vystymo lentą, kurios gali prireikti. Pavyzdžiui, jeigu eini pasivaikščiot kažkur ir reikia greitai pervesti vaikelį, tai kad nedėt, nežinau, ten ant to pačio soliuko parke, tai gali štai tokį pasitiesti ir viską padaryti. Tai pirmiausia, 9 mėnesiai parduotuvėje yra štai toks gimdyvės krepšelis. Čia yra midi dydžio. Ir aš manau, tai yra super patogu, ypač tokiems žmonėms kaip aš, kad viskas yra vienoje vietoje. Prieš gimdymą, ko mums gali prireikti mamai, ir tada iškart po gimdymo ir pirmas paras po gimdymo. Grinai higieninės prekės tokios. Šiame rinkinyje yra 2 vienetai paklotų, tada 3 vienetai sauskelnių. Čia šitie žali paklotai? Taip. Tai čia tiesiog tipo paklot ant lovos iki gimdymo ir po gimdymo? Taip. Taip. Okay. Bet aš atsimenu, kad sakė dar apie tos paklotus 9 mėnesiai, jeigu tu neišnaudosi, tai gali vaikų panaudoti. Tai aišku, vis tiek tu jam pampersą keisi ir kad pasiklotum, jeigu tau neprireiks, pavyzdžiui. Okay. Taip, tada yra sauskelnės. Sauskelnės, manau, visos supranta, kad yra iš karto reikalingos pagimdymo, todėl kad labai daug išskiria visokių ir kraujo, viskas šalinasi, viskas valosi, tai tikrai pradžiai reikia geros apsaugos ir kad iš karto nesidėti didelių kažkokių įklotų, kad nebūtų pratikėjimų, yra patogiausia tiesiog sauskelnės didelės užsidėti savo ir viskas. Tada yra 3 vienetai įklotų, yra 3 vienetai 4 lašelių įklotų, 4 vienetai 3 lašelių įklotų ir 4 vienetai 2 lašelių įklotų. Okay. Pasako tai kažką? Ne. Na, čia tiesiog tai galima sakyti. Na, tai jeigu tu man pasakysi, Erikai, duok man 3 ten lašelių įklotą. Ne, tai aš tau parodysiu, vėliau išrinksiu, kaip kas atrodo, kad tu žinotum. Okay. Tiesiog yra vieni didesni, taip sakant, kurie daugiau sugeria ir tada pailiui tu pereini prie tų, kurie mažiau surenka visko, todėl kad vis tiek, kad nepastoviai bus tiek daug tų visokių išskyrų skysčių ir taip toliau, vis tiek palaipsniui viskas vyksta. Tada yra vienkartinės tinklinės kelnaitės. Jos yra irgi patogios po to, kai moteriai jau nebereikia sauskelnių, tu gali tiesiog tas tinklinės kelnaitės užsidėti, įsidėti įklotą ir tada išmesti viską. Kaip pasikeisi, pavyzdžiui, po dušo. Patogu. Tada pas mus čia yra šiame rinkinuke 10 vienetų įklotų į liemenėlę pienui sugerti. Tom, kas žindo.
Okay. Todėl, kad pieno gamyba labai labai sparčiai prasideda pirmom parom. Aha. Ir tų įklotų vis tiek anksčiau ir vėliau prireiks. Okay. Tada 2 vienetai multimam kompresų speneliams. Todėl, kad pradžiai, manau, tikrai jų prireiks. Todėl, kad nežinai, kokia bus situacija, kaip reaguos tavo kūnas į visą žindimo procesą. Kažko palengvinti skausmus tikrai prireiks. Ja. Ir dar vienas vienetas kremo speneliams. Čia tas, kuris buvo toks, ne kaip vazelinas. Jo, su lanolinu, atrodo, taip vadinasi tas tepalas, kur galima užsitepti ir vaikas net gali valgyti su juo ir jį nuvalgyti ir nieko blogo nenutiks, todėl kad vis tiek reikia to sutepimo, kad viskas ten gytų ir visi procesai vyktų. Todėl, kad tikrai nebūna, aš manau, gal kažkam nutinka taip, kad viskas būna super gerai, bet vis tiek pradžiai, kol tu pripranti, kol pienas pradeda gamintis, todėl, kad ten irgi yra... Neštukė nelygų. Jo, tam tikri etapai, kurie vyksta kūne, po gimimo iš karto tik priešpienis gaminasi, tada jau 3 parą po gimdymo pradeda pienas gamintis ir tada jau normalus visas procesas užsikuria maždaug per 1 savaitę. Tai pradžiai vis tiek susipažinti su tokia nauja pareiga tikrai reikia ir padirbėti ir, taip sakant, turėti papildomų priemonių. Tai šitą mes kol kas dedame čia, į gimdyvės krepšelį. Čia yra viena tokia pagrindinių dalių, ko reikia, todėl kad tikrai higienos priemonės reikalingos kiekvienai. Taip pat štai čia turiu dar 2 tokius šaldomuosius kompresus. Jie yra tikrai nuostabus, todėl kad iš karto girdite, štai tokie burbuliukai yra. Lygtais nieko čia tokio nėra. Tačiau, kai jų prireikia, juos reikia tiesiog perlaužti ir tada jie pavirsta į šaldiklį. Į šaldiklį, taip. Jie šaldo, tokie šaldomieji pasidaro kompresai. Tai pridedi prie tos vietos, kur skauda turbūt. Kur skauda turbūt. Tai va, žinosi, jeigu aš paprašysiu šaldomųjų kompresų, jie atrodo štai taip. Aš turiu 2 vienetus, jų reikia maždaug 1 parai, čia taip pat kaip bet kokia žaizda būtų, pavyzdžiui, kūne, tai vis tiek šaldyti reikia pirmas 24 valandas. Ir taip pat prie šito turiu štai tokias intimios higienos putas, jos yra šaldančios, visos rekomendavo, galima sakyti. 99 procentai žmonių rekomendavo, kad jų tikrai prireiks. Taip sakant, ne 9% žmonių, o 99% mamyčių. Mamyčių ir tos, kurios buvo nėščios moteris, tikrai rekomendavo šitas klogim putas šaldančias, kad jos yra nuostabios ir tikrai padeda, labai padaro gerai savo darbą ir jų tikrai reikia be jų nekeliauti. Ir jau žinojom, kad šitas tikrai bus mūsų krepšelėje. Tikrai. Jo, tai va, jeigu aš paprašysiu. Gerai, klogin. Tu žinosi, kas čia yra. Dar turiu, sakė, čia jau galima grįžus naudoti šitas įklotus namie, bet vis tiek galima pasiimti ir į ligoninę, nes nežinai, kiek laiko ten užtruksi. Taip, tęsiam toliau. Perinkime prie drabužių, kurių mums reikia. Tai Lietuvoje dažniausia, daugumoje ligoninė, aš galėčiau pasakyti, kad į gimdymo palatą reikia pasiimti savo gimdymo naktinius. Tai aš išsirinkau štai tokius, nes pas mus bus berniukas, tai mėlynos spalvos. Pasirinkau su... Patarė man pasiimti, kad būtų susakstomi per visą ilgį, tai jie štai taip išsisaksto ir vėliau galima užsisakstyti, jeigu reikia. Tai yra labai patogu dėl pirmo kontakto su kūdikiu, kad galėtų iš karto padėti ant krūtinės, tu gali atsisekti ir niekas netrukdys. Pavyzdžiui, jeigu kažkokią maikutę pasiimsi, bus tiesiog nepatogu, nes reikės nogai nusirengti, kad turėtum tą taip reikalingą vaikui ir mamai. Pirmas kontaktas. Kūnas kontaktą tiesiog. Davai ir sudėsi. Aišku, tai reikia dar viską bus išplaut. Jo, čia mes tik čia parodom. Darom, taip sakant, video kaip. Taip pat į gimdymo namus aš pasiimsiu 2 žindymo liemenėlės, kurios čia yra tokie klepsai, kurie atsisega ir galima lengvai žindyti irgi nenuimant. Tai va, jeigu reikės, žinosi, tokie yra. Tada dar man patarė paimti štai tokias kompresinės kelnaitės. Jas lengvai ir įklotus įdėti ir kas yra labai patogu, jos yra aukštų liemenių, todėl kai jau praeini va, tas visas sauskelnių ir tinklinių kelnaičių fazę, taip sakant, jau galima pereiti prie šito. Tai va, jeigu aš prašysiu kelnaitės paduoti. Tai čia ne į mus tada eina į namus gimdymo. Į gimdymą sakė pasiimti. Ar rimtai? Jo. Ai, tu galėtų visą tą praeiti. Išnaudosiu, tai ten yra pavyzdžiui 3 sauskelnes. Nu tai ten nežinau, 2-3 dienas panaudosi sauskelnes. Tada pereini prie to ir čia. Kuom šitos kelnaitės yra labai geros, tai čia yra jos su kompresijos tokia funkcija yra, čia yra sudėtyje elastano.
Ir po gimdymo vis tiek reikia, kad mūsų gimda trauktųsi ir viskas grįžtų atgal į savo vėžes, taip sakant, kaip buvo prieš gimdymą. Tai yra labai patogu, kad prispaudžia ir pilvuką ir viskas gražiai galėtų grįžti į savo vėžes, kaip buvo prieš tai. Ir dar aš svarsčiau, ar reikia diržo į gimdymo namus imti ar ne. Tai man patarė, kad tikrai reikia. Patarė štai tokį pasiimti. Irgi, kiek sakė, pirmą parą, ar ne, pagimdymo maždaug. Ten, nežinau, ryte pagimdai, o link vakaro užsidėti jau štai tokį diržą, kad irgi padėtų su ta kompresija. Diržą reikia naudoti tik fizinio krūvio metu, tai pavyzdžiui, vaikštant po palatą, galima ant šitų kelnaičių užsidėti dar štai tokį kompresinį diržą, kad būtų didesnė kompresija ir viskas susitrauktų atgal. Tai šiek tiek reikia, kad spaustų vis tiek, kad sugrįžtų. Taip, na ir pabaigai, taip sakant, čia keli daiktai jau mamai liko į gimdymo namus pasiimti. Yra rankšluosčiai. Man patarė pasiimti vienkartinius štai tokius, kurie sugeria gerai drėgmę ir juos galima iš karto išmesti, nes visko tikrai ten bus. Ir kad nežiūrėti į tai... Ko ten tik nebus. Ir kad nežiūrėti į tai, taip sakant, išmesti rankšluosčius ir viskas. Ir tada jau iš savų daiktų, taip sakant, reikia pasiimti kojines, nes mes gimdysim žiemą, tai manau tikrai pravers. Tada plaukų gumytę, galima ir kelias pasiimti, kad plaukus susirišti, kad jie nekristų nei į akis, nei kažkur tai ten, nežinau, kad nepatogu, neišrauti jų, taip sakant, kad jie netrukdytų. Reikalinga mums gumytė. Geriau keletą pasiimti? Geriau keletą pasiimti, jeigu kažkas, pavyzdžiui, pamestų. Ir vienas iš topų, visi sakė, kad labai greitai yra prarandami skysčiai ir labai džiūna lūpos, tai pasiimti vazeliną kartu. Dar čia neturiu, bet bus sudėta. Irgi visos higieninės priemonės mamai ir palydovui vyrui pas mane bus. Tai turėti tokias asmeninės priemonės kaip dantų šepetukas, dantų pasta. Na, taip sakant, ką naudojant namie, ten, pavyzdžiui, prausiklis veido. Tada dušas želė kažkokia, tai pasiimti štai tokias priemonės, kurios... Čia kasdieninės. Kasdieninės, jo, kurias naudoja namie, taip sakant, irgi susidėti. Na ir žinoma, pasiimti kelis drabužio outfitus, patogius, kad nespaustų niekur, kad būtų patogu vaikščiot po palatą jau vėliau sugrįžus, kai pagimdysite, vis tiek kelias paras būsite ligoninėje, tai turėti savo drabužėlių, kurias galėsite pakeisti ir manau, galima pasiimti ten, nežinau, ne vieną, o kelis, kad būtų irgi, taip sakant, su šviežia galva, kiekvieną dieną galėtumėte atsikelti, pasikeisti naujus rūbus ir gyventi. Svarbiausia, šitą krepšį padėkit gerą nuotaiką. Aš čia savo sakau, jai ir jums. Kad pasiimti gerą nuotaiką ir važiuoti su tą nuotaiką, kad jūs važiuojat pasitikti taip ilgai laukto pilvuko gyventą ir nestresuoti, jeigu net kažką ir pamiršot. Tikrai, tai visada galima kažką nuvažiuoti, nusipirkti, o jeigu nepasiimsit, tai gal to ir nereikia jums. Pereikime prie baby bag, taip sakant, krepšelio naujagimiui mūsų būsimam. Man jau įdomiau. Tai gal pradėkime nuo to, ko reikia į pačią gimdyklą, kai tik gimsta vaikelis. Iškart pasiimu antrą krepšį, kurio mums reikės. Čia aš manau tilps ir vaiko visi daikteliai į gimdymo namus, kurių reikės, ir turbūt tėčio kartu sudėsime. Arba tavo šiek tiek rūbų. Arba mano šiek tiek rūbų, todėl kad tikrai, kaip ir sakiau, tai yra tokia maža kompaktiška ir kiek daiktų sudėjau ir viskas tilpo. O čia jau daug didesnė ir galima galvot net, ką čia pridėti, todėl kad daiktai visi mažiukai yra mažo vaikelio. Jie neužima daug vietos tikrai. Pirmiausia, į gimdyklą mums reikės vilnonių kojinyčių, štai tokių melų. Štai tokias melas mes pasiėmėm, tokias gražios, mažytės, tokias net nesitikė, kad jis toks mažas bus. Iš tiesų, kojinės ten nestipriai dėl šalčio reikalingos, o reikalingos dėl visų refleksų, kad kutentų kojytės ir viskas gerai būtų. Met kepurėlę. Štai tokia su išvirkščiom siūlėm, kad nieko nesiliestų prie naujagimio odos, taip sakant, nieko nedirgintų. Štai tokia, čia kelintas dydis, 38 dydžio, kad tilptų galvytė. Su raišteliais daug patogiau, todėl kad vis tiek jinai nusmunka, tai kad užrišti štai taip. Štai tokia miela kepurytė reikalinga. Taip, ir į gimdyklą reikės pasiimti vieną sauskelnių vienetą. Mes pasirinkom, čia turim mūnį, daugiau nei vieną vienetą, mums patarė, kad šitie yra tikrai geriausi, mes klausim, ar čia nėra išpūstas burbulas, mums pasakė, kad ne, mūnį
brendo yra geriausias sauskelnes, kurios dabar yra rinkoje, tai mes jas ir pasirinkome. Jeigu netiks, bandysim kažkokias kitas, o pradžiai štai šitas turėsime. Dar į gimdyklą reikia pasiimti vieną drabužėlį. Tai irgi drabužėliai yra išvirkščiom siūlėm. Čia štai toks... Čia bodis, austinukas, štai toks irgi labai patogu, todėl kad jis per šoniuką čia susisega, taip kaip vokelis, taip sakant, išsirengia ir galima kūdikėlį įdėti. Bet nežinau, kai kur sako, kad net nereikia į gimdyklą tų drabužėlių, todėl kad yra tas svarbus pirmas kontaktas, ypač pirmas kelias valandas oda prie odos, tai tų drabužėlių kaip ir nereikia, svarbiausia uždėti kepurėlę, vilnonės kojines ir sauskelnes, kad nebūtų ten nieko, taip sakant, avarijos nenutiktų jokios ir kad jeigu jinai nutiks, tai vat sauskelnes būtų. Dėl viso ko, tai pasimti į gimdyklą reikia vieną komplektuką, tai mums pasiūlė štai tokį, vat. Štai toks yra apačioj, po apačią, taip sakant, užsidėti pirmas sluoksnis, o čia štai toks vat, baltas, gražus antras sluoksnis būtų. Ir taip pat mums dar patarė pasiimti 2 dar komplektukus, čia vat, laikyk tu parodysi. 2 komplektukus, tiesiog vat, į gimdymo namus, kad turėti, galima ir daugiau, aišku, pasirinkti. Tai mes pasirinkome štai tokius, čia yra tokios smėlio spalvos niūdinis, irgi labai gražus, čia irgi yra toks kombenzonas, galima sakyti, vidaus, o čia irgi toks pats badžiukas. Mes pasiėmėm šituos 56 dydžio ir dar vieną štai šitą žalsvą komplektuką pasiėmėm 62 dydžio. Tai štai tokie bus drabužėliai, juos dar reikia visus išplauti. Taip pat mums patarė pasimti štai tokius flanelinius vystiklus. Sakė, kad labai gerai sugeria drėgmę, tai galima ir išvalyti juos iš karto juo naujagimį, o galima, turime vat, kelis vienetus pasiėmę, tai galima ir suvystyti, pavyzdžiui. Toliau mes turime drėgnas servetėlės. Nežinau, mano nuomonė yra tokia, kad jeigu tu turi vandenį kažkur šalia, tai geriau vaikelį apiprausti yra vandeniu, tiesiog ir išdžiovinti. O jau štai tokios vandens pagrindo servetėlės, jeigu kažkur tu išeini, bet galbūt vis tiek prireiks ir nuvalyti, apvalyti kažką, ne tik kalbam apie užpakaliuką ir pamperso keitimą, bet vis tiek... Gal pačiai reikės, bet vis tiek kūdikėliui reikia naujagimiui ir visas raukšlytės pravalyti ryte. Bus raukšlytės ir vis tiek ten ir prakaitėlis kaupėsi ir visokie tokie dalykai, tai vis tiek drėgnų servetėlių tikrai prireiks ir jos tikrai bus reikalingos. Jeigu negimdymo namuose, tai namie kažkur išėjus dar kažko, tikrai reikalingas dalykas. Taip pat čia dar turiu, greitai parodysiu, tokias higieninės priemonės naujagimiui. Tai čia ausų krapštukai valyti, vėlgi galima ir ausytės pravalyti, ir galima tas, kaip sakiau, raukšlytės pravalyti, ir nosytę irgi. Ir galima, ir reikalingi dar yra štai tokie vatos diskeliai. Irgi ten raukšlytės pravalyti, šiaip kažką, na, vis tiek tokių dalykų higieninių tikrai prireiks. Taip, dar mes pasiimsime į gimdymo namus nosies aspiratorių, todėl kad vis tiek vaikai gimsta, jie vandenyje gyvena, pas juos vis tiek tų gleivių bus daug iš nosies ir jos išeidinės. Tai mes pradžiai pasiėmėm tokį elektrinį, pažiūrėsim, ar jis veiks mums, taip sakant, ar pravers, gal mums reikės tiesiog to rankinio paprasto. Tai pažiūrėsim, pradžiai pasiėmėm tokį, mums patarė, pradžiai toks. Galbūt naudosim visą laiką tokį ir mums bus jis patogus. O gal aš tau naudosiu. Dar yra reikalingi keli vienetai merliukų pasiimti ir vystiklų, taip sakant, pasiimti, kad būtų ir kuo išvalyti. Vis tiek vaikelis maitinant, nesvarbu ar žindysit, ar pavyzdžiui nesvarbu ar žindysite pati, ar mišinuką naudosite, vis tiek vaikelį reikia atraukti ir vis tiek tam yra naudojamas merlytės ir čia yra normalu. Dar vat atsargai, kaip ir pradžioje minėjau, pasiimsime štai tokį buteliuką, kad jeigu kažkas būtų nepavyktų maitinti ar kažkas būtų blogai, vaikelis neimtų krūties, tai pradžiai atsargai grinai tokiam variantui, jeigu kažkas bus blogai, pasiėmėm vieną štai tokį buteliuką. Bet vėlgi, gimdymo namuose sakė, kad jeigu neturėsim savo, duos. Jis aišku bus nenaujas, panaudotas, bet vis tiek. Neturėsit, nepasiimsite, nieko tokio pirmam laikui, kol vyras ten ar palydovas jūsų kažkoks ten mama sesė nuvažiuos nupirks. Jeigu prireiks, tai ligoniniai duos. Mes dar pasiimsime su savim štai tokį prausiklį, jis yra be kvapės, be jokių kvapų, kvepalų, visiškai be nieko, natūralus, labai geras, sakė. Vis tiek, aš galvojau, kad reikia pradžiai vandenuku tik plaut, bet sakė, jeigu nutiks kažkokia avarija, vis tiek
kvapą taip lengvai pašalinsi su vandeniu, tai reikia vis tiek kažkokį muiliuką tokį turėti, tai mes pasirinkome šitą, yra daug kitų, tai kiekvienas irgi pasirinka tokį, kokį jis nori, bet mes į gimdymo namus pasiimsime šį. Ar pasiimsime štai tokį rinkinuką? Čia yra šukos tokios, kaip sakė, kosmetinės, jeigu norit sušukuoti savo vaiką, ten gimusi pradžiai labai mėly tie video būna visokie, kur jiem tas plaukučius iššukuoja. Tai čia šitas būtų šukos. Jeigu reikės 3 dienas būtų, vis tiek. Jo, tai vis tiek norėsi ten pasižaisti. Žiūrėsi. Nors ir ten bus 2 plaukučiai, bet vis tiek žaisi su šiais. O gal daugiau. O gal visai nebus. Žiūrėsim, kaip Dievas duos. Niekada nežinai. O man ir pačiai buvo visai įdomu, kam reikalingos štai tokios šukos, nes aš tiesą pasakysiu, nežinojau, man tik paaiškino, parduotuvėje 9 mėnesiai. Tai šios šukos reikalingos, jeigu, pavyzdžiui, vaikas gimsta su tokia didelė pleiskana ir ją po truputėlį kiekvieno plovimo metu, po kiekvieno plovimo reikia iššukuoti ir ta oda, taip sakant, ta pleiskana, jinai išeis su laiku. Parodysiu jums, irgi nežinau, ar imsim į gimdymo namus, bet vis tiek, net jeigu ir neimsim, tai atvažiavę namo naudosime iš karto štai tokį miegmaišį. Nori parodyti? Jo, galima parodyti. Štai tokį mielą miegmaišį, tai kad nenaudoti pleduko kažkokio ar koldrytės vaikelio iš karto, jį galima įdėti. Galima pasiimti, to žiūri pravers. Kas? Šitas? Jo, pavyzdžiui, 2-3 dieną. Jo. Žiūri geras. Tai galima įdėti vaikelį į štai tokį miegmaišį. Jis štai taip atsidaro, čia įdedat leliuką su pirmu sluoksniu drabužiu, taip sakant. O tada štai tokį miegmaišiuką, jis yra šiek tiek staresnis, todėl kad vėlgi, kaip sakėme, minėjome, jums pas mus bus terminas yra gruodį, tai kad būtų šiltesnis. Bet kas yra faina, čia rankovės nusijama ir viena ir kita. Tai jeigu per karštą galima va taip tiesiog paprastai atsekti ir bus štai toks be rankovių miegmaišiukas, o jeigu reikia, bus šaltoka, tai galima užsekti atgal šitas rankovės uždėti. Ir tikrai daugelis mamų mėgsta šitas miegmaišius, sako, kad labai patogu, todėl kad koldrytė gali ir nuslysti, ir ant galvos užsidėti, tai kad neuždustų, kad nebūtų jokių pavojų. Štai į vaikelį uždedam pirmas sauskelnes, uždedam vieną sluoksnį drabužėlių ir įdedam iš tai tokį miegmaišiuką, kad jis galėtų ramiai miegoti. Ir kaip ir viskas. O tėčiui mūsų, ką mes paimsime, būsimam. Nesvarbu, čia nedaug. Vis tiek, tėčiui, aš manau, ten paprastai tiesiog šlepetės, kad būtų guminės kokios. Šortai šlepetės. Sako visi, kad gimdyklose būna labai karšta, tai šortus pasiimti, nes karšta būna su laisvalaikio kostiumėliu, o jau vėliau į palatą, jeigu bus kartu pavyks, tai pasimsim laisvalaikio kažkokius drabužius, kad patogu būtų irgi nieko jam ten daug nereikia, valgyti galės nueiti nupirkti savo. Taip. Užkandėlių kažkokiu pasiimsime ir daugiau kaip ir viskas. Tai toks pas mus trumpas, o gal ir nelabai trumpas video gavosi. Kaip ir sakiau, mes pirmą kartą tapsime tėvais. Čia yra sąrašiukai tokie sudaryti buvo iš to, ką skaičiau, kiek internete domėjausi, kalbėjau su žmonėm. Tai susidariau, ką patarė 9 mėnesiuose. Ką patarė 9 mėnesiuose. Štai toks sąrašiukas pas mus, čia grinai bazė tokių dalykų, kuriuos mes pasiimsime. Jeigu kažko pritrūks, galima visą laiką nupirkti. O jeigu nepasiimsim, tai gal tų dalykų mums ir nereikia. Taip. Kiekvienas daro viską pagal save, o čia grinai yra mūsų nuomonė, ko mums gali prireikti. Taip. Spauskite like, jeigu jums patiko šis video ir jis buvo jums informatyvus. Pakomentuokite, jeigu turite kažkokių klausimų ar patarimų šią temą. Tikrai įdomu paskaityti ir jūsų nuomonę ir galbūt užduosite kažkokių klausimų, ką aš galėčiau atsakyti, bet nemanau kol kas. Bet galbūt kažkoks klausimas, kaip galės atsakyti. Taip. Tai pasubscribinkit mūsų kanalą, labai mums padėsite ir ačiū, kad pažiūrėjote šį video. Mes einam tvarkyti šitą betvarkę dabar. Jo, skalbti viską, sudėti. Jo, tvarkyti viską, jo. Ir jau būt pasiruošus. Jo, pabiškai tvarkyti. O šiandieną, taip sakant, pradedam plauti viską. Jums iškart nufilmavom taip, nes buvo gražiai išdėstyta, tai nufilmavom jums kas ir kaip. Dabar išplausime, gražiai sudėsim ir jau mūsų lagaminai bus paruošti. Ir galima bus, esant reikalui, keliauti jau. Ir nestresuoti, taip sakant, kad nieko yra nesudėta, nes jau manau vis tiek artėja, netiek daug liko, tik mėnesiukas, tai bet kada gali nutikti tai. Tai stebėkite mūsų ir žiūrėkite, kas pas mus pasikeis greitu metu. Ate.